Vilniaus kolegijoje svarbi ir graži diena. Studentai, dėstytojai, artimieji visi susirinko pasidžiaugti ypatingą akimirką. Daug šypsenų, gėlių, jaudulio ir šilto bendrumo. Už nugaros ilgas kelias su iššūkiais ir atradimais, o prieš akis nauji planai ir svajonės. Vienas etapas baigėsi, prasideda kitas. Šiandien pas mus diplomų teikimo šventė ir baigė 5 studijų programų absolventai. Tai agrotechnologijų fakultetas, kuriame agroverslo technologijos, taikomoji cheminė analizė, maisto technologija, veterinarija, kraštovaizdžio dizainas. Mūsų programos apskritai yra tokios, sakyčiau, kaip perpetuum mobile. Nuolat juda, kinta, keičiasi, prisitaiko prie aplinkos. Agroverslo technologijos. Žemės ūkio produktų gamyba aktuali išliks ilgai, nesvarbu kokiai terpei bus auginami augalai, kokios technologijos naudojamos, žmogiškasis faktorius tikrai bus naudingas. Mano tėtis ūkininkas, tai aš tiesiog paėmiau pavyzdį iš jo ir studijavau čia, nes norėjau tiesiog gilinti žinias ir tęsti tą šeimos medį. Tai nuotolinį mokiausi, todėl nes man buvo labai lengva su darbu derint, kas buvo labai patogu, nes, tarkim, kol kiti buvo klasėje, aš ten traktorių sėdėjau. Tai realiai automatiškai gavos, kad išmokau ir daug iš praktikos žinių, nes pats dirbdamas ūkyje, ten iš, tarkim, savo tėvų ir taip toliau, bet tuo pačiu galėjau prisijungti paskaitas, ten išmok dalykų ir plus tiesiog turėjau daugiau laiko. Mes irgi nuo mažens ūkininkaujam, norėjau sužinoti kažką naujo ir tas žinias panaudoti ūkyje. Tai studijų pagalba įkūriau savo ūkį šiam momentui. Čia yra toks hobis, kuris reikia mylėti tai, ką dirbi. Tai dėl to ir pasirinkau, čia studijavau tai, kas man patinka ir dirbu tai, kas patinka. Maisto technologija. Ši studijų programa taip pat aktuali ir naudinga, nes vyksta dideli šuoliai į kaitos nuo alternatyvių baltymų panaudojimo maisto gamybai iki mėsos užauginimo mėgintuvėlyje ir technologo darbas čia yra svarbus. Iš tiesų patraukė dėl to, kad jau nuo paauglystės labai mėgstu suktis virtuvėje, gaminti, pradėjau viską nuo pyragų gamybos ir iš tiesų supratau, bandžiau keletą kitų dar profesijų studijuoti, bet supratau, kad maistas yra mano pašaukimas ir iš tiesų pradėjęs nuo praktikos jį paverčiau kaip hobį ir supratau, kad man reikia daugiau žinių, daugiau informacijos, kaip tos technologijos vyksta ir įstojęs čia aš pamačiau, kad tai yra ten, kur aš turėjau būti. Dirbu kaip technologė jau 4 metus ir visą laiką jaučiau, kad neturiu to pagrindo, tos plytos, kurios, klausykit, reikia toliau žygiuoti. Mano pagrindas buvo kulinarija konditerė, bet norėjau daugiau, norėjau gamybinių žinių, norėjau ten, kur žinojau, kad mokslas man padės atrasti atsakymą. Studijų programa Maisto technologija yra vienintelė Vilniaus regione. Absolventai geba projektuoti, organizuoti, vykdyti ir valdyti maisto produktų grupių technologinius procesus, kurti ir diegti į gamybą kokybiškus ir sveikatai palankius maisto produktus. Pastarųjų 4 metų aukštas absolventų įsidarbinimo lygis, kuris yra beveik 100%, rodo didelį šių specialistų poreikį darbo rinkoje bei sėkmingą jų integraciją. Kita taikomoji cheminė analizė apskritai yra integrali studijų programa ir žinios, gebėjimai yra pritaikomi įvairiose srityse. Mane nuo pat mažens žavėjo visos tos reakcijų lygtis, tie visi video nuo pat mažens, tai kai prasidėjo chemijos pamokos mokykloje, tai dar labiau susidomėjau šiomis studijomis, o Vilniaus kolegiją pasirinkau būtent todėl, nes čia būtent yra didesnis dėmesys skiriamas praktiniam žiniom. Mano močiutė šiaip buvo chemikė, jinai buvo chemikė analitikė ir kažkaip, kai buvau 6 klasėje, aš prisimenu, kai buvo mano gimtadienis ir man mama padovanojo kaip kokį kompleksiuką, kur ten buvo visokiausios medžiagos ir ten aš kažką pažiūrėjau, nesupratau, ką su jom daryti, bet labai buvo įdomu ir paskui pasakiau savo, kad noriu šitą išmokti, atsirado chemija mokykloje, pradėjau, visi mylėjau šitą dalyką ir tiesiog taip ir atsiradau. Aš esu taikomosios cheminės analizės 2 kurso studentas. Aš studijuoju chemiją
pagrindinė chemija. Mano visas sritis yra susijusi aplink kaip visą chemiją, tai gali būti ir su maistu, su agrotechnologija, su medicina. Pasirinkau tokį kryptį, nes aš norėjau bendrą chemiją išmokti, tai mes tiek organinę, tiek neorganinę mokinamės čia. Taikomoji cheminė analizė yra vienintelė chemijos krypties profesinio bakalauro laipsnį suteikianti koleginių studijų programa Lietuvoje. Studijų metu studentai mokosi paimti ėminius, paruošti mėginius, bei tirti juos taikant šiuolaikinius chemijos ir biochemijos metodus, vertinti tyrimo rezultatus. 2024 metais Agrotechnologijų fakultete įrengtos naujos, modernios cheminės analizės, chromatografinės, spektrinės ir biocheminės analizės laboratorijos. Kolegija studentams sudaro puikias sąlygas sėkmingai pasiekti studijų rezultatus, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam mokymui laboratorijose. Ilgametę strateginę partnerystę sieja Vilniaus kolegija ir Thermo Fisher Scientific Baltics, kuri yra viena didžiausių pasaulio kompanijų, kurianti ir gaminanti inovatyvius molekulinės biologijos produktus gyvybės mokslų tyrimams ir diagnostikai. Šios kompanijos dėstytojai praktikai dalijasi naujausiamis žiniomis su mūsų kolegijos studentais. Kasmet Thermo Fisher Scientific Baltics skiria vardinę stipendiją studentams už pažangumą. Be to, studentai aktyviai dalyvaujantis mokslo taikomoje veikloje, rengiantis pranešimus konferencijoms, laimi prezidento Aleksandro Stulginskio stipendiją. Baigus studijas absolventų laukia kūrybiškas ir stiprių analitinių įgūdžių reikalaujantis darbas chemijos ir maisto pramonės, aplinkosaugos tarnybų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, visuomenės sveikatos bei vandens tiekimo įmonių, agrocheminių tyrimų laboratorijose ar biotechnologijos pramonės įmonėse. Toliau kraštovaizdžio dizaino studijų programa. Nors čia irgi skaitmeninės technologijos, dirbtinis intelektas keičia kraštovaizdžio formavimo procesus, tačiau žmogaus kūrybiškumas, konceptualus mąstymas, estetinis pojūtis yra nepakeičiami. Oi, pritaikyti tai galima ir kasdienybėj, buityje, ir prie savo namo, ir draugų aplinkoje, bet galima ir profesinė, platesnė prasme, kad klientai, kiti žmonės, kitiems sodus kurti. Pas mus yra bakalaurinė inžinerija ir mes viską pradedam nuo trinkelių, nuo sodinimo, nuo genėjimo. Čia tiesiog labai platus mūsų tas yra mokslas. Ne šiaip tai, kad paėmė gėlytę pasodinai, bet jie reikia vis tiek. Tai buvo ir dendrologija, buvo ir dirvotyra, ir mes turim nagrinėti dirvą, ne tai, kad paėmė pasodinai į molę ar į kažkokį tai įsigruntą. Reikia vis tiek žinoti, kaip atlikti tos darbus. Vis tiek, kadangi kaip inžinierinis, reikia žinoti atstumus irgi nuo kur, nuo kaip sodinti. Išmokom projektuoti. Daug iš tikrųjų išmokom per tos 3 metus, tai čia reikėtų labai daug pasakoti. Toj profesijoje, kadangi tai tikriausiai yra mano pašaukimas nuo vaikystės, aš taip galvoju, kadangi pajutau irgi, beje, kaip ir mano kolegės, tai COVID metu, gimus 3 vaikui, kad man reikia kažko tokio labiau prisiliesti prie gamtos, kad aš joje jaučiuosi savimi, jaučiuosi gerai, jaučiuosi tiesiog savo vietoj. Veterinarija, gyvūnų globa, rūpinimasis jų sveikatingumu šiai dienai irgi yra labai aktualus. Ir žmogaus aspektas, etinis aspektas čia irgi išlieka. Tai šita klinika yra mokomoji bazė. Studentai čia atvyksta praktinių įgūdžių formavimams ir jų metu jie atlieka tos pačius darbus, kuriuos atliktų normaliai realaus darbo klinikose metu. Tai padeda gydytojams, asistuoja operacijų metu, procedūrų metu, į tarpus tarp procedūrų rūpinamės kliniką, joje esančią įrangą, priemonėmis pasiruošiam kitam darbui, kad viskas būtų tiesiog paruošta. Tai realiai studentas atvykęs čia įgyja tą, ką
naudos vėliau darbo metu. Asistentų, jisai yra tas žmogus, kuris visada yra pagalboje veterinarijos gydytojui. Yra dalykai, kuriuos jie atlieka ir savarankiškai, bet vis tiek viskas yra tam, kad būtų atlikta kažkokia procedūra gyvūnui. Tai nuo paprasčiausio dalyko nagų kirpimas, vakcinacijos, ten apžiūros metu kraujamimas, kateterių statymas ir taip toliau, iki kažkokių situacijų, kurių ten turime suteikti skubę pagalbą, jie turi mokėti, žinoti, ką turime įvertinti, kokius gyvūno rodiklius turime vertinti ir tada jau žinoma ateina procedūros, operacijos, jų yra spektras platus. Šiuo metu stengiamės adaptuoti studentus specifiškai būti, tarkim, tik tais asistentų chirurgo, kuris dirba su ortopedija, chirurgo, kuris dirba su minkštaisiais audiniais. Tada yra specialistai, ten terapeutai, dermatologai, echoskopuotojai. Tai stengiamės šiek tiek jau labiau orientuotis į tai, bet apart to tai yra visas spektras visko, kas galėtų nutikti mūsų darbe. Šita specialybė gal iš to ir yra žavi, kad turime su labai daug skirtingų situacijų galėt susidurti, negalėt susidurti, susidurėm ir galėt juose lengvai orientuotis ir išspręsti jas. Tai novatoriška ir tarptautiška aukštoji mokykla, aktyviai dalyvaujanti kuriant socialiai atsakingą visuomenę. Ir gal dažnai dar mūsų klausia, kadangi tos programos yra vertinamos ir tarptautinių ekspertų, koks jūsų programos profilis, koks išskirtinumas programos yra. Tai čia norėčiau paminėti tokius svarbius kolegijai aspektus dar, kad 24 metais Vilniaus kolegija tapo didžiausia kolegija Baltijos valstybėse, bet tai ne tik dydis, tai yra apjungimas resursų, bendradarbiavimo galimybių praplėtimas, finansinių išteklių sutelkimas, naudojamasis laboratorijom įvairiom, mokslinio potencialo didinimas, mokslo studijų vienovės įgyvendinimas. Dar 24 metais kolegija tapo Europos universitetų alijanso nare, kas irgi praplečia tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, daro jį kokybiškesnį, kryptingesnį. Čia socialiai atsakingos akademinės bendruomenės pastangomis vykdomos Europos standartus atitinkančios modernios aukšto mokslo studijos.